Ar žinojote, kad viršutinių vokų plastika yra viena iš pačių populiariausių plastinių operacijų Lietuvoje? Viršutinių vokų plastika tai yra chirurginė procedūra, kurios metu mes pašaliname perteklinę odą nuo viršutinių vokų. Tačiau šios procedūros metu mes galime pašalinti ne tik tai odą, bet ir adresuoti kitas problemas. Pavyzdžiui, galime koreguoti riebalinės išvaržas viršutiniuose vokuose, koreguoti žiedinį akies raumenį, voko keliamuosius raumenis. Taip palyginti trumpa operacija, jinai trunka apie valandą laiko ir tai yra turbūt bent jau pas mus klinikoje tikrai, bet ir visame pasaulyje, ko gero pati populiariausia plastinė operacija atliekama vietinėje nejautroje. Randeliai puikiai pasislėpia voko raukšlėje, po operacijos jie būna mažai matomi. Žmogus jau, sakykime, jeigu tai nėra fizinis darbas, jau po savaitės gali grįžti į įprastą savo veiklą. Viršutinių vokų plastika suteikia ne tik tai didelę estetinę naudą, tai yra atviresnis, gyvesnis žvilgsnis, bent jau keli metai nubraukiami nuo periorbikulinės srities, bet taip pat turi labai reikšmingą ir medicininę naudą. Pagerėja akių nuovargis, ypač žmonėm, kurie ilgą laiką dirba prie kompiuterių. Dažnai tokie pacientai vakarais skundžiasi, kad jau dienos pabaigoje akys pasidaro sunkios, ašaroja. Na ir kita dažna problema, jeigu turim dar tą taip vadinamą tikrąją voko ptozę, voko pasmukimą, kuomet vokų oda dengia blakstienas ar dalį vyzdžio, tai po šitų operacijų pagerėja akiplotis, ypač iš viršutinės pusės. Kalbant apie skirtumus tarp viršutinių, apatinių vokų plastikos ir antakių pakėlimo, tai visiškai 3 skirtingos procedūros, sukurtos spręsti visiškai skirtingas problemas. Viršutinė vokų plastika skirta viršutinių vokų odos pertekliui, riebalinių išvaržų, raumenų korekcijai. Apatiniai vokai, šita procedūra yra sukurta tam, kad koreguoti suglebusią apatinę vokų odą, raukšlėtą odą, taip pat pagerinti jungtį tarp apatinio voko ir skruostų. Na, o antakių pakėlimas procedūra skirta koreguoti antakių padėtį, pagerinti smilkinių bei kaktos odą. Šiandieną viena iš mano operacijų yra apatinių vokų plastika. Šios operacijos metu mes sprendžiame skirtingas problemas. Dėl to mums visada yra labai svarbus tinkamas paciento priešoperacinis ištyrimas ir diagnostika. Dažnai mes turime problemas kaip maišeliai po akimis, taip vadinami, riebalinės išvaržos, arba perteklinė, raukšlėta, laisva apatinio voko oda, arba labai ryški jungtis tarp apatinio voko ir skruosto. Tai priklausomai nuo to, kokios problemos yra pas pacientą, mes šios operacijos metu ir tvarkome. Kalbant apie antakių pakėlimą, šitos operacijos tikslas yra koreguoti antakio padėtį. Taip pat pagerinama ir smilkinių bei kaktos oda ir kombinacijų dažnai su viršutiniais vokais mes galime išgauti labai gerą efektą, daug gyvesnį žvilgsnį ir žmogus atjaunėja net keliais metais, išsaugant natūralumą, nepasikeičia veido bruožai, žmogus jaučiasi ir atrodo atjaunėjęs, bet galbūt ne tiek ir pasikeitęs. Kalbant apie viršutinių ir apatinių vokų plastiką, apie atsistatymą, rezultatą, atkreipčiau dėmesį, kad tai tokia operacija, kurios metu pacientai pakankamai greitai atsistato, grįžta į savo įprastą rutiną. Pirma savaitė yra pati svarbiausia, kadangi būna didžiausias tinimas, bet būna greitas ir pagerėjimas. Po savaitės įprastai mes šaliname siūliukus, o pacientas savo fizinę veiklą šiek tiek turi apriboti 2 savaitės. Tai reiškia jokio intensyvaus fizinio krūvio, nebėgioti, nieko sunkiai nekilnoti ir 2 savaitės rekomenduojame miegoti ant nugaros. O galutinis rezultatas įprastai matomas kažkur po 2-3 mėnesių, bet kartais užtrunka ir ilgiau, jeigu tinimas ilgiau pasilaiko, tai kartais užtrunka ir iki pusės metų. Kokiem pacientam yra indikuotina viršutinių vokų plastika, tai aišku, kada mes matome pacientą ir pas pacientą viršutiniuose vokuose yra daug perteklinės odos. Ta perteklinė oda gali dengti blakstienas, kai kuriais atvejais gali būti voko pakritimas ir vokas dengia dalį vyzdžio. Antakių pakėlimo operacijos, indikacijos yra, kuomet mes turime žemą antakio padėtį, kuomet antakis yra ties akidobės kraštu ar net kai kuriais atvejais žemiau, ar jeigu antakio oda akivaizdžiai dengia dalį viršutinio voko.
Kalbant apie tendencijas, turbūt aš labiausiai pastebiu tai, jog vis dažniau žmonės kreipiasi norėdami maksimalaus efekto po operacijos. Tai yra kombinuojant viršutinių apatinių vokų plastiką ir antakių pakėlimą. Tinkamam pacientui parinkę kombinuotą operaciją mes galime tikėtis pačio geriausio rezultato.